Tai kelias. Šių žodžių gyvas įrodymas yra Leonas Tamulevičius, kuris mus visus sukvietė tapti svarbaus ir reikšmingo įvykio liudininkais ir dalyviais mūsų krašte. Tai yra Nemakščių aštuonračio muziejaus naujų patalpų atidarymo šventė. Prie mikrofono kviečiu gerbiamą Lietuvos Respublikos Seimo narį Matą Skamaraką. Laimai. Labadiena visiems susirinkusiems. Tikrai džiugi šventė Nemakščiams. Šiandieną dar bus atidaryta papildoma erdvė eksponatams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad laikas eina, o muziejaus erdvės papildins nauji eksponatai. Tai ateis ir lankytojai, sugrįš tie, kurie buvo jau atvykę pasižiūrėti, kas yra naujo. Tai tikrai noriu Leonui padėkoti jo šeimynai, padėkoti visai Nemakščių bendruomeniai, kuri tikrai palaiko. Na ir noriu palinkėti gražios šventės ir tokią simbolinę duonėlę norėčiau teikti. Čia laikrodis yra, na tai manau, kad dar vienas eksponatas, tai yra šiuolaikiškas, bet galbūt kažkada bus po 50 ar 70 metų, bus galima jį pasižiūrėti. Tai gražios visiems šventės ir gerai praleiskite laiką. Palaukit minutę, o mes nenorim paleisti Seimo nario, nes jis tikrai draugauja su muziejumi, mes skaitomės kaip draugai ir tikrai gerbiam šitą žmogų, nes jis žodžio žmogus. Jei pasakė, tai atvažiavo šitą ir norim įteikti tokią knygą. Čia apie Nemakščių muziejų irgi yra. Tai Pelnantis duoną Kęstučio Brūzgelevičiaus. Man likimas, tų knygų įteiksim daugiau. Šiandien leido su juo susitikti, mes važinėjom kažkiek ir ir jis išleido knygą Pelnantis duoną. Čia apie techniką. Labai graži knyga su iliustruotom nuotraukom. Žmogus porą rėmėjų rado, bet leido į savo lėšų. Ir taip atsitiko, kad greit bus metai laiko, kai jisai miręs. Nu, staigiai beeinant ir gaila. Tai paskutinės knygas teko man paimti ir noriu, kad jos atitektų geriems žmonėms ir kaip atsiminimas. Tai va, šitą knygą. Tarp kitko, šitas žmogus yra mūsų Dubysos vadovo Grigaliaus šogeris. Tai dar padėjo tų knygų gauti. Taip. Ačiū labai. Ačiū Seimo nariai. Taip pat sveikinimo žodį kviečiu tarti Raseinių rajono savivaldybės vicemerą Joną Vazgį. Labadiena, čia visi susirinkę į reikšmingą Nemakščių miestelio šventę. Noriu Raseinių savivaldybės vadovo vardu pasveikinti visą Nemakščių bendruomenę, o ypač Aštuonračio draugiją ir jos vadovą Leoną. Noriu padėkoti už istorijos sukūrimą. Istorija, kurios dalyviai yra visi tie eksponatai sunešti į šį muziejų. Ir labai džiugu, kad prie to muziejaus priklestėjimo galbūt prisidėjo ir mūsų savivaldybė. Tai yra didelis indėlis žmogaus, kuris nesukoja energijos. Negalim pasakyti, kad tai atsitiktinumas, atsirado viena ekspozicija, antra, trečia. Tai yra ilgo, sunkaus darbo rezultatas. Tai kiekvienas mūsų rajono žmogus, svečias atvykęs į rajoną, visą laiką mes papasakojame, kad mes turim tokį išskirtinį muziejų Aštuonratį. Ir
dar tenka mums paaiškinti, kas tai yra, kas tas aštuonratis, bet šiandien ekspozicija rodo save, kad yra platus pasirinkimas ekspozicijos ir šiandieną atsidaro dar viena didesnė, kita mažesnė ekspozicijos erdvė, kurioje bus galima net vykdyti edukacijas. Tai didelis ačiū Leonai už tavo indėlį ir tikimės, kad kiekvienas rajono žmogus čia galės apsilankyti. Ir dar gražiau, kad jeigu prilietus pirštu prie ekspozicijos, Leonas pasakys ne vieną, o 10 žodžių, iš kur gauta ir apibūdina kiekvieną daiktelį. O jų čia yra tūkstančiai. Tai tiek minčių yra pas to nuostabaus žmogaus. Ir aš noriu įteikti irgi tokią dovanėlę. Čia yra raktai. Čia tai turbūt nuo tų visų durų, kiek yra, čia netils, bet naujom patalpom tai užteks. Ačiū, Leonai. Antras eksponatas. O tą knygutę irgi norim įteikti, vis tiek tai yra 4 gal lapai apie Nemakščių muziejų aprašytas su nuotraukom. Ir norėtųsi tas žmogaus indėlį, jų nedaug buvo atspausta, kad pasklistų po mūsų Lietuvą. Tai va, prašau daug. Ačiū Jums labai gerai. Tarti žodį kviečiu gerbiamą Raseinių rajono savivaldybės tarybos narę Vidą Ačienę. Laimai. Sveiki, mėly žemiečiai, mūsų miestelio svečiai. Jeigu nepaprieštaraus vedėjas, aš matau dar vieną kolegą Darių, gal jisai ateitų kartu. Dariau, taupykim laiką. Tvarkoj. Darius Ulickas, mūsų kolega taryboje. Prašom, kviečiame prie Vidos. Tai, mėly mano žemiečiai, mums tai pasisekė, kad mes turim Leoną. Keletą metų iš eilės jisai vis organizuoja mums šventę. Ir visą laiką, kiekvienais metais, jis vis kažką naujo mums pristato. Aš nežinau, Leonai, kiek dar tu čia namų numatęs toj gatvėj nupirkti. Į viršą. Su kunigų palaima arčiau Dievulio. Tai, žodžiu, mums tai yra gera tavi turėti šitą miestelį, aš tuo didžiuojuosi, aš tuo džiaugiuosi, bet aš manau, tau sekasi ir aš matau, tau sekasi todėl, kad tu turi tokius, sakyčiau, ginklanešius. Tavo žmona Aldutė. Nematau jos, bet jinai tikrai jaučiu jos kvėpavimą, jinai čia yra. Tavo šeimai, tavo dukrai Indrei, sūnui ir aišku, šito viso kūrinio namų raktui tavo mamai. Tai teko kalbėti su tavo žmona, iš tikrųjų, jeigu jie kažkada ir abejojo tavim, tai jie dabar tave tikrai labai palaiko. Tau tikrai sekasi ir aš noriu palinkėti, Leonai, jums visiems sėkmės ir sveikatos. Ir aš noriu, kad tai, ką jūs sukūrėte, turėtumėt laiko ir pasidžiaugti. Ačiū tau. Labadiena, gerbėmieji šios nuostabios šventės, nuostabaus įvykio dalyviai. Tikrai nuoširdžiai dėkui gerbiamam Leonui už tai, ką jisai kūrė ir dar turbūt dar labiau reikia padėkoti, ką jisai sukurs. Šventai tikiu, kad šis muziejus, jau galima teikti, ne muziejukas, garsis ne tik tai Nemakščius, ne tik tai Raseinius, bet ir visą Lietuvą. Sėkmės jums ir ačiū nuoširdžiausias. Ačiū, gal apsikeisiu. Apsikeiskim. Ačiū. Bučkį davė. Gražių šakės. Na ką, jau dabar atėjo tas momentas svarbus. Noriu pakviesti, taigi, atidaryti simbolinius vartus į naujas Nemakščių aštuonračio muziejaus patalpas. Kviečiu Seimo narį Matą Skamaraką, savivaldybės vicemerą Joną Vazgį, tarybos narę Vidą Ačienę ir Nemakščių aštuonračio muziejaus įkūrėją ir šeimininką Leoną Tamulevičių. Kažkaip taip.
Ilgesnį, tai nesvarbu, man liks ir taip. Tai jau visą, kas vyksta. Specialiai. Man atrodo, Jono bus. Kas dar kartą? Noriu pakviesti Kęstutį, savo draugą, žirklių muziejaus savininką ir atiduoti tas žirklės. Aš jas ne šiaip savo paėmiau, jos iš muziejaus mano yra. Su jomis žmogus išvažiavo į Sibirą, kada vežė, buvo siuvėjas ir grįžo į Sibirą, parsivežė. Jis ten su jom uždirbo ir gana neblogai gyveno, sakė. Tai noriu, kad tos žirklės istoriją paskui aš toliau papasakosiu, atitektų mūsų naujam įsikūrusiam muziejui. Nemakštėtis įkūrė žirklių muziejų, tai tas žirklės padovanoti jam. Plojimai. Nemakščių švenčiausios trejybės parapijos kleboną Kazimierą Žutautą ir brolį kapuciną Vincentą Tamošauską. Dievas davė nuostabų dalyką, žodį, per kurį štai dalinasi savo džiaugsmu, o taip pat Dievas davė ir maldą. Taigi ačiū, kad galime palaiminti, pašventinti šias patalpas, šios namus, kuriuose praleis daug laiko. Taigi kaip kunigai, kaip kunigas, taigi norėčiau ne per žodį, o per maldą. Taigi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėl Dievo gerumo ir savo apdairumo pastatėme namus ir būname juose, kaip viena mylima šeima. Namai būtini žmogaus asmenybės raidai. Mat žmogus iš prigimties yra visuomeninė būtybė, atvira kitų žmonių dvasiniam turtingumui. Per šeimoje susiklošiusius ryšius mes įžengėme į tuos tautos ir bažnyčios bendruomenę. Ateinu į jūsų namus su palaiminimu, kurį Jėzus Kristus savo apaštalams liepė rodyti žmonėms. Kartu su jumis trokštu prašyti gerąjį Dievą palaiminti šiuos pastatus bei šiuos namus, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kurie esate jūs čia ir kurie gyvena čia, kad trokštų toliau skaityti ir skelbti gerąją naujieną. Visus mus jungia Tėve mūsų malda, kurią išmokė. Taigi tarkime už šios namus, čia gyvenančių žmonės, už visus tuos svečius, kuriuos sutiks šiuose namuose. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Taigi kviečiu šeimininką Leoną, kad parodytų, kur pakrapyti vandenį, o tuo tarpu, kad nebūtų papildomų minčių, prašysiu brolių vienuolių, kad užimtų laiką. Čia dievulis siunčia. O, ačiū. Mėgautis tas, dalintis, reikia aukščiau, toliau. O tas pats ir mūsų čia kulinarija yra tas paveldas, kaip sakant, Dievo malonė, tai yra tikriausiai iš Ukrainos pasikeičimas, tai buvo ir Nu va, čia pagrindas. Ar šiaip taip labai šventa, bet čia da, Tėvo Stanislovo paveikslą, varpas, viskas. O čia naujas eksponatas. Labai vertas. Taigi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tobulai.
pašventinom visus tos namus ir Dievo malonė lydi visus ten esančius, kurie pamatys vieną ar kitą tą gražų eksponatą. Ačiū Jums labai. Ir kągi, dabar su didžiausiu džiaugsmu ir meile noriu pakviesti labai talentingą mergaitę, kurią visi puikiai pažįstate, kuri yra mūsų didžiulis talentas, didžiulis pasididžiavimas. Tai paplokime Barborai Šaltytei. Ačiū Barborytei. Kuo didžiausios sėkmės jai ateityje. Aš tikiu, kad jos laukia šviesi ateitis. Tikra nuostabi atlikėja, menininkė, bet ir nuostabi asmenybė. Taigi dabar noriu pakviesti Leoną ir Linutę, kurie nori pasidžiaugti iškilia, svarbia ir unikalia mūsų krašto asmenybę, kuri garsina ir reprezentuoja mūsų kraštą ir Lietuvą išskirtiniais bei įspūdingais sportiniais rezultatais. Tai plačiau apie tai pakalbėsit. Labai gaila ir kad taip išėjo. Simas vakar vėlai paskambino, apie Bertašių Simą kalbu, kuris sportiniais savo nugalėjimais 3 metus lenkė ir jis čia turėjo būti. Ir šitą vakar vėlai paskambino, kad jis išvažiuoja trečiadienį į Suomiją, lyg tai svarbus vėl ten maratonas kažkoks ir negali būti, net pas tėvukus negali grįžti. Bet aš matau, kad yra Simo mama. Tai vat norim tą dovanėlę atiduoti Simo mamai. Be mamos jo nebūt buvę. O jis sakė, jeigu ne Makštiškiai ar kiti norės su juo pabendrauti, mes padarysim naujoj salėj susitikimą vien tik tai su juo. tą knygą norim, kad Simui perduotumėt. Ačiū, ačiū. Na, o dabar noriu pakviesti dar vieną labai talentingą vaikiną, kuris groja išskirtiniu instrumentu. Tai yra tabalai. Matote, koks nuostabus
gražus instrumentas, o atlikėjas tikrai yra fantastiškas, labai talentingas. Tai šiltais aplodismentais sutikime Saulių Butvytį. Ir Saulius mums pagros lietuvių liaudies šokį Trepsiukas ir Vito Žiliaus Žvejų polka. Nemakščių seniūnijos seniūną Remigijų Laugalį, Nemakščių bendruomenės pirmininkė Asta Urboninė ir Pašė Šugio bendruomenės pirmininkė Lina Andriulienė. Dievas laimina ir jam sekasi. Jeigu iš nieko galima tą padaryti, reiškia, Aitvaras gal atneša, nežinau, iš kur čia jam tie turtai, bet jis viską daro dėl mūsų visų. Ir mums smagu, ir kad tiek autobusų, tiek lengvųjų mašinų, motociklų, čia pastoviai eilė stovi. Ir jeigu nebūtų gražu, nebūtų patrauklu, tikrai čia šito nebūtų. Ir linkiu, Leonai, pasistatei namą, kada atvažiuosim, mes priregistruosim, čia tavį turėsim dar 2 žmonėm daugiau mūsų seniūnijai. Ar registruotas? A, tai tada nieko gero. Nu, tu perduodu žodį. Žmoną priregistruosiu, davo. Labadiena visiems susirinkusiems, malonu Jūs matyti. O mes labai džiaugiamės kartu su Leonu, kad ta ilgai brandinta idėja pagaliau virto kūnu. Mes labai džiaugiamės, kad turime tokį žmogų, iš kurio mes galime visi imti pavyzdį. Nes šitokio nuoširdumo, šitokio atsidavimo, tai reikia pasimokyti mums visiems. Tai ačiū, Leonai, kad Jūs kuriate tą grožį, būrėte bendruomenę ir puoselėjate mūsų istoriją, kurią galėsite perduoti ir mūsų vaikams, mes galėsime supažindinti juos, anūkus. Tai labai labai džiaugiamės už šitą gražų, prasmingą darbą. Tai pasitikime Giedrių Radčenko, kuris mums padovanos keletą kūrinių.
broliai. Dėdukas atliks dar vieną nuostabų kūrinį truputėlį vėliau, o dabar aš noriu pakviesti mūsų šią simbolinę sceną. Tarti keletą žodžių, pasidžiaugti, aišku, mūsų Leonu, mūsų bendruomenę. Garbų svečią, tai yra LRT, Lietuvos radijo televizijos žurnalistą Edvardą Kubilių. Viskas yra labai paprasta. Labai juokingai skamba šita šventė. Muziejus veikia jau kiek porą dešimtmečių ir mes atvykstam į naujų patalpų atidarymą. Iš pirmo žvilgsnio tikrai skamba juokingai. Bet kai mes žinom, kad Leonas ir taip niekur nesukiša šitų savo eksponatų ir kaip jisai čia visą laiką, kai atvažiuojam, vargsta, kur čia tą padėti, čia dar tą kalsiu prie sienos, dar įkišiu ten kažkur tarp lentėlės, gal kažkam žodžiu. Tai sveikinam Leonai, kad pagaliau įgyvendinot vieną iš savo tokių nedidelių svajonių, turit daugiau erdvės toliau viską kaupti ir eksponuoti. Mano rankose, kaip matot, yra LRT radio mikrofonas. Ne šiaip savo, kai tik aš galiu, visada būnu čia su Leonu ir visada visiems pasakoju ir per radiją, ir gyvenime apie tai, kad yra toks Leonas Tamulevičius, apie tai, kad yra toks aštuonračio muziejukas ir kai važiuoju automagistrale, beveik kas kartą su kuo nors, ar važiuočiau su tėvais, ar su studentais, kurie čia sėdi, stapteliu ir visiems parodau, žiūrėkit, stovi Kelmickaitė, du aštuonračiai, turi žmonės žinoti, kad yra Leonas Tamulevičius. Dabar žiūrėkit, Leonas. Aš tai jį vadinu taip, kaip tikrai Kelmickaitė visą laiką sakydavo, o aš kadangi ją labai myliu, kaip čia, Leonas yra beprotis, visiškai išprotėjęs žmogus, nesveikas, tikrai, sutinkat su tuo. Bet jis yra, pažiūrėkit, kokia jo yra aistra. Ir ant tokių aistringų bepročių arba bepročių su tokia aistra ir laikosi pasaulis. Ne ant ziuzyčių visokių, trypia kažką, nieko nenutirpia, o ant tokių kaip Leonas. Tai Leonai, ačiū, kad jūs esat, nes be jūsų pasaulis toks įdomus nebūtų, koks yra dabar. Jums noriu padėkoti, tai knygą su aštuonračiu, toj knygoje irgi yra keli lapai, paskaitysit gal kada per radiją, nes turbūt galima įtraukti į rekordų knygą. Buvo vienas reportažas, kuris tik tai vyko tik tualete pas mus. Su kolega. Jo. Turbūt tokio nesudarė daugiau. Tai va, ačiū labai, kad atvyko, kad neužmiršo tikrai. Aš didžiuojuosi tą draugystę ir noriu teikti irgi tokią knygą. Ačiū. Kriaučystės originalūs dalykai. Būtent, kažin, dar kas yra išlaikęs, beveik 100 metų senumo brėžinius, palei kuriuos kiekvienas iš čia esančių galės anų laikų Kriaučiaus apsiūtas. Ir gerbiamą dvasininką matau, tai ten įvardinta yra ne sutana, bet sutonas. Žodžiu, nuo kailinių iki to sutono, iki kamzelkų, iki rubaškių ir taip toliau. Tai vat patikiu Leono saugojimui.
Ir džiugu, Leonai, kad 100-metė tradicija tęsiasi nuo Pšemisto Neveravičiaus, keliauna čia, tolyn keliauna mūsų į Žiurklių muziejų ir garsėja ir Kriaučių kraštu. Mačiau, kad daugybė yra Singer mašinų, o tokių priežiūrių nemačiau. Va, gerbiam Želys, matau, jo tėvelis irgi buvo Kriaučius. Buvo Karpas Kriaučius, kaip pamenu, Masiulis Kriaučius. Nu ir mano Aleksandras Dačkevičius irgi buvo Kriaučius. Prabočiai, kitko nepaminėjau, iš nežinojimą, bet visiems gero pabuvimo. Ačiū labai. Algirdas yra mūsų draugijos narys, visada padeda, visada straipsnelius paskelbia. Ir yra už nuopelnų Žemaitijai gavęs mešką. Ir esam 3 gavę. Tai aš, mūsų kanauninkas Andrėjus ir gerbiamas redaktorius. Ir tylėjom visi, kad negautumėm nuo Telšiškių pylos, nes 3 medalius išvežėm į Nemakščius. O paskutinį medalį yra, kuris perplaukė Atlantą gavęs. Tai kanauninkas Andrėjus juokėsi, sako, mes tokie nusipelnė, kai perplaukė Atlantą, dabar jaučiamės. Va. Ačiū labai. Taip pat su didžiausia pagarba noriu suteikti žodį rašytojai Irenai Elžbietai Čekmonienei. Pakvieskime. Atsiprašau, visų pirma, ne rašytoja. Visų pirma, labiau Adomavičiūtė, nes jie nieko nesako apie mane. Čia turiu, nes vietoj dovanų labai daug egzempliorių savo straipsnių atvežiau apie šitą kraštą. Būtent darbus, kuriuos spausdino, nesąjunginė, bet Lenkų tarptautinė spauda. Ir kur rusų kalba, aišku, nes buvo valstybinė kalba. Faktiškai, kas norės pasiskaityti, paliksiu ponui Leonui arba Žyviui. Taip. Ir nuo 78 metų visą laiką maždaug 2-3 straipsniai per metus. Va. Ir sąrašas yra, jeigu kas nors reikės, vadinasi ras. Živilė tai mano kursiokė, tarp kitko. Va. Dabar, kad nekalbėčiau sumburiškai ir kad nieko galiu nepasakyti, nes labai daug galiu pašnekėti. Faktiškai mano tema ne todėl, kad aš jau tokia smalsi. Smalsi aš ta prasme, kad aš maždaug nuo 20 metų viską užsirašinėjau. Ką mamytės pasakojo, aš viską dokumentavau. Tai čia mano toks bruožas yra rašyti. Nu ir paskui 14 metais maždaug viską sugulė į knygutę. Nežinodama apie muziejų, apie tą aštuonratę prašiau, nes man būtent sukūrėjas mane domino, o ne muziejus. Aš net nežinojau, kad muziejus yra. Ir kada ta knygutė pasiekė poną Leoną, jis man paskambino pats. Tai va toks dalykas. O šiandien sakė, nešnekėk ilgai, 5, daugiausia 7 minutės. Ir pasakyt, ką čia veiki. Nu, žodžiu, veikiu tą, kad faktiškai mane domina kapinės, nes mano tie moksliniai tyrimai, o kadangi esu dėstytoja ir mums reikėdavo, mūsų kvalifikacija buvo vertinama pagal mokslinius straipsnius. Nori, nenori, jeigu jų nespausdinsi, tu nekilsi karjeros laiptais. Tai va, žodžiu, laikas, kurį aš aprašinėdavau, lenkų kalba ir žemaičių bajorai. Ištirta faktiškai 15 kaimų informatoriai. Laikas nuo 1921 metai, tai mano mamytės gimimo metai, irgi maždaug iki 40 metų, kada tai lenkiškai stengiasi visi šnekėti. Nu ir tuo pagrindu buvo kvalifikuota, tu bajoras ar ne bajoras. Man labai patiko šitas žodis, muziejuks. Tai va, pasakysiu, tu bajoras ar ne bajoras. Viskas.
Ir jokių kitų kriterijų nebuvo, nei tenais ten turto, nei nieko buvo, kad ir nusigėręs, ir nusigyvenęs, bet jis lenkiškai šneka, jisai bajorų. Ne, aš žinau, kad žmonėm, kai būna karšta, kai jeigu visi ką norėtų pasakyti, o matau žmonės, kurie turi daug pasakyti, tai kaip patys ima, kaip mama Girdi kviesim, jeigu bus norinčių, pakviesim į visą salę pravesti irgi su nemakštiškiai susitikimą. O dabar čia noriu jums tokį atminimą irgi teikti dovaną, tai yra aštuonratis ir yra bažnyčia. Yra kaulo porcelianas ir auksas uždėtas. Jo. Jo, nesunku nešti. Tai va čia geriat kavą ir jeigu jūs iš kairės geriat, jo, ne iš dešinės. Tai va žiūrėkit čia, kai gersit, bučiuosit kryželį varpinės, tai nereikia rytinių poterių tada kalbėti, taip jau su kunigu sutarta. Raseinių rajono kultūros centro vardu, mūsų komandos, mūsų vadovės, padėkoti už tikrai jūsų visą pagalbą, jūsų visas gražias idėjas, už tai, kad mes turime tą glaudų, gražų ryšį. Linkime jums ir toliau tęsti savo gražius, prasmingus darbus vardan šių žmonių, vardan kitų. Ir daug sveikatos, meilės, džiaugsmo, apkabinam, bučiuojam, gerbiam. Ačiū labai, toks eksponatas, kurį reikia labai prižiūrėti, nes aš kitų eksponatų nedulkių nevalau, žmona pyksta, sakau, mes, kaip kunigai sako, iš dulkių gimę, dulkiam pavirsim, sakau, kaip aš valysiu dulkės, gal ten mano draugai kur nors guli. Tai, o čia jau reikės prižiūrėti, perduosiu žmonai. Kiek daug tu turėjai, kiek daug nepasidavei, kad taptumei laisva. Mes širdį padėjo ir žodį mylėjo, iškėlėme tavo vardą Lietuva. Saulės spindesy, auksiniam, gražios širdį visi, mes gimę, kartoju tavo vardą, vardą Lietuva. Ten nesibaigs daina, krūtiniai atidaviau save, tėvynei, kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva. Kur miškas ir kloniai, ten tavo svajonė, kur mėlyna jūra, skalauja Palanga, kur balnas ir kryžius, tauta mus didinga, nes tai Lietuva ir ji visada laisva. Auksiniam, gražios širdį visi, mes gimę, kartoju tavo vardą, vardą Lietuva. Ten nesibaigs daina, krūtiniai atidaviau save, tėvynei, kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva. Mylėsiu, širdį aš turėsiu, trispalvę aukštai iškelsiu už tave. Ir vėl aš pakilsiu, tave padabinsiu, į mėlyną dangų pakelsiu aitvarą ryte. Saulės spindesy,
atidaviau save tėvynei, kur mėlynas dangus, kad Lietuva laisva. Noriu pakviesti dar vieną garbingą svečią, tai yra tapytoją, mitologijos tyrinėtoją Virginijų Kašinską. Labą dieną. Visiems čia susirinkusime labai netikėtas pakvietimas. Aš jau čia buvau sutaręs, kad tik prie kameros stovėsiu, bet teko ir ateiti čia. Tikrai čia nuostabus muziejus įkūrėjas ir jo puoselėtojas ir Nemakščiai visas nuostabus miestelis. Čia yra mano protėvių žemė, nes čia aš esu. Ir tai, ką Leonas daro, tai jisai ne tik muziejų kūrė, bet kūrė kartu ir bendruomenę. Tai yra visi nemakštiškiai ir aplinkiškiai, tai yra aplinkiniai ir net iš toliau atvažiavusi matau žmonių. Tikrai subūrė ne tik tais Nemakščių mastelį, bet ir Lietuvos erdvėje. Tai tikrai aš noriu jį pasveikinti, aš visada aplankau ir pasidžiaugiu jo muziejum ir nuostabus aštuonratis, kuris dabar jau pilnas ir keliautojų ir žiūrovų. Taip aš galvojau, kad jis jau išvažiuos, bet pasirodo čia žiūrovai dabar. Tai taip, kad jie pirmiausiai bus pirmieji keliautojai, man atrodo, šiandieną jau nelips. Taip, kad linkiu visiems jums pakeliauti dar šito aštuonračiu, man teko jau važiuoti, Leonas čia vežiojo po Nemakščius, taip, kad linkiu gražios šventės ir nuostabios dienos. Labai gražiai jūsų bendruomenė. Pasižiūrėjau mišiuose, kaip jūs visi gražiai atrodote. Nepaprastai smagu. Kas liečia Leoną? Trumpai negiriam. Negirsiu. Duok Dieve, kad Lietuvoje būtų visi tokie žmonės. Aš šitą žmogų kviečiu, nes visos dovanėlės visada, tie visi puodukai, visas auksas glūdi pas jį ir visi magnetukai, visi, kas gražu apie aštuonratį, yra jo rankų darbas. Ir tai žmogus sugeba tą daryti ir už tą noriu atsidėkoti. Ir šios dienos puodeliai bus irgi jo rankų. Ir žmogus tai yra žodžio žmogus. Daina apie Leono kuriamą istoriją. Visi kartu. Išdalinau save kitiems, pačiam visai neliko nieko, kaip ir svajonėms didelėms, jos visada pritrūksta laiko. Esu nepaprastas žmogus ir nieko man daugiau nereikia. Aš noriu tik
pritrūksta laiko. Esu tik paprastas žmogus ir nieko man daugiau nereikia. Aš noriu tik dangaus, tik tai dangaus ir mane mylinčio žmogaus. Išdalinau save kitiems, pačiam visai neliko nieko, kaip tik svajonėms didelėms. Jos visada pritrūksta laiko. Esu tik paprastas žmogus ir nieko man daugiau nereikia. Aš noriu tik dangaus, tik tai dangaus ir mane mylinčio žmogaus. Aš noriu tik dangaus, tik tai dangaus ir mane mylinčio žmogaus. Ačiū. Žymus buvęs sportininkas, Grikšelis, lygiai taip pat kaip Simas, bet keliom sekundėm vėluoja. Bet kaip jis sako, jeigu aš šiais laikais bėgčiau, tai gal galima pakviesti, jeigu aš šiais laikais bėgčiau, tai sako, ir turėčiau tokią aprangą, turbūt vyčiausi Simą, bet pasirodo Simas atitolo. Buvo kažkur Alvydas Grikšelis, mačiau. Čia jo iš buvęs muziejų labai didelis, labai daug eksponatų, visos taurės, medaliai, jeigu ten pamatysi, tai yra jo pasiekimai, tai yra alpinistas ir jie buvo ilgai saugoti pas Antaną Girčį muziejų, kraštotyros muziejui, padedant dukrai, vaikam. Šitie visi eksponatai nenuėjo kažkur, bet jie atsidūrė čia. Lozoraičio draugas, turėjo pasą pats pirmasis, iš Lozoraičio parašų, ten jo eksponatai. Va, smagu dar vienas par. Tai yra sudėtingas pasas, jeigu žmogus turi pasą, tai galėjo vežti su tuo pasu ir visą šeimą. Tai va, čia jo eksponatai ir kad žinotumėt, čia yra nuo aerodromo, nuo Žaliūkų turbūt. Ne, grynai aerodromas. Netikėtai čia gavau žodį, tai noriu tikrai pasidžiaugti, kad Nemakščiuose atsirado toks žmogus, kuris sukūrė šitą tokią labiau, aišku, daiktus galima suvežti, mes visi kiek galim prisidedam, bet sukurti šitą trauką, tai čia yra didžiausias. Ir toks nuopelnas, nežinau kaip pavadinti. Aišku, Girčio parašyta knyga, tai taip pat irgi skaitau, kad yra paminklas toks, sakykim, tų knygų buvo išleista gal 500, kiek girdėjau, kiek žinau, kažkurios bus pamestos, kažkurios gal bus sudegs kažkur, bet bent viena liks ateities kartoms. Visada, kaip sako, toks gyvenimo tempas yra, kad labai dažnai pralekiu autostradą, šitą nesustodamas prie Nemakščių, dabar sustosiu dažniau, gal jau daugiau laiko turėsiu. Ačiū visiems, jaudinuos, labai džiaugiuosi. Nėlė, tai vienas iš dalyvių, kuris plaukė Ambersilu, taip pasakiau? Taip. Galėčiau, aišku, į šitą muziejų pristatyti, nes su Ambersėlu teko perplaukti ir Atlantą, ir Ramųjį didįjį vandenyną. Galbūt jeigu su Leonu pabendrausim, tai tam tikros medžiagos į muziejų galbūt galėsiu ir pristatyti. Tai yra tokia istorija taip pat, kuri išėjo iš Nemakščių. Bet matau, yra gaisrinės vadovas Raseinių, norim irgi tokį puodelį duoti, kad jeigu kas, kad atliektų su gaisrinė, nes mano gaisrinė pas ūkininkus ir ko gero iškeliausi kokį kitą muziejų, tai kad žinotumėt, kai yra tokius žmogus, kad va, prašau. Ačiū Leonui, jo iniciatyva muziejus plėtė iki Raseinių miesto, vienas eksponatas atkeliavo pas mus. Jeigu važiuosit pro priešgaisrinę tarnybą, tai vienas didelis florionas yra labai gražiai pastatytas.
Tai atkreipkite dėmesį. Ačiū Leonui ir visiems. Va šitie vyrai pastatė šitą gražų pastatą. Rekonstravo. Jo. O kur dar? Mačiau, Dambrauskas buvo. Išvažiavo. Tai tada perduodu vis, noriu dar vieną knygą įteikti ir Daliai, kuri buvo iniciatorius, kad Tėvuko muziejus pereitų, kad neišnyktų. Ir, reiškia, šiandien jie čia yra su vyru ir skrabalai, tas mokinys viskas, tai Dalia tau atminimui ir visada laukiama. Gali, jeigu paskui bus noras, jinai ant tėčio pianino pagros, nes maestro atreguliavo pernai. Prašau. Aš labai patenkinta, labai smagu, labai laiminga, kad nuo pernai metų dar vis iš tėčio muziejaus dar eksponatai keliauja čia. Ir noriu kartu su jumis padėkoti renginio globėjai, tai yra Raseinių rajono savivaldybei ir ačiū Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariams už šio projekto palaikymą. Aišku, didžiausi aplodismentai organizatoriams, tai yra Nemakščio aštuonračio muziejui ir aštuonratės važiuoklės draugijai.